Dažnai girdžiu, kad žmogus sako, esu empatiškas. Bet ar tikrai empatiškas, ar tiesiog primetu savo kažkokią nuomonę, savo pasaulėžiūros, pasaulio viziją. Nes pasižiūrėkit, kai susitinkat su nauju žmogum, kurio nepažįstat, jūs iškart vertinat. Jisai pasako kažkokį ten prisistato ar kažkokius žodžius, jūs jau pradedat klijuoti etiketės, kad va, greičiausiai jisai toksai, greičiausiai ten dar toksai. Ir tai tikrai nėra empatiškumas. Ir kaip galima pamatyti, ar tikrai esu empatiškas, ar visgi esu kultūringas, esu mandagus ir noriu būti geras. Tai dažnai vat, būtent su šitais žodžiais ir painiojamas empatiškumas. Nes empatija tai yra bandymas suprast kitą žmogų, kaip jisai mato pasaulį, kaip jisai mato gyvenimą ir iš to suprast, koks jisai ir priimt tai. Tai yra empatija, būtent įlyst į jo kailį ir pabandyti savo akimis pažiūrėti, kaip jisai žiūri į pasaulį. Tai yra empatija ir tada, jeigu jūs esate tikrai empatiškas, tai labai daug atkrenta, kad jisai ten toks, anoks ar dar kažkas. Jūs tiesiog suvokėt, kodėl jisai, tas žmogus yra toks, o ne kitoks. Ir dažnai tikrai empatija painiojama su būti mandagus ir būti geru. Nes tas mandagumas, tai ašgi nesu ten kažkoks piktas, aš nesu nacistas, nesu rasistas, aš tiesiog esu mandagus. Nors man ir žmogus visai nepatinka, jisai agresuoja, arba jisai nėra ten kitas mandagus, bet aš vis tiek net prieš jį būsiu mandagus. Ir tas, kad ta empatija painiojama būtent su to, kad aš esu mandagus ir aš noriu būti geras. Nes pasižiūrėkit, kiek žmonių gali parodyti iš tikrųjų savo tikrą veidą ir pasakyti, žinok, tu man nepatinki ir aš tiesiog su tam nebendrausiu. Ir net nereikia aiškinti, kodėl nepatinka ar dar kažkas. Jeigu artimas žmogus, taip reikia šnekėti, kad aš noriu su tam bendrauti, mes turim kažkokius ryšius ir tiesiog ieškom kažkokius sąlyčio taškų. Bet jeigu ten iš šono kažkas kritikuoja, komentuoja, tai tiesiog, kaip sakoma, eik tu velniop ir tikrai nereikia ten būti mandagiu, šypsotis, o tai gal tavo vaikystė buvo nelaiminga. Nesvarbu, laiminga, nelaiminga, jeigu tas žmogus tiesiog gadina jums jūsų gyvenimą, jeigu jisai įneša svetimas, to labiau žmogus svetimas, tikrai ne artimas, jeigu jisai įneša daug negatyvo į jūsų gyvenimą, tai kodėl jūs norit būti geras? Tiesiog vieną kartą, antrą pasakėt, bandot kažkaip išvystyti, kad, atsiprašau, bet arba bendraujam konstruktyviai, arba tiesiog nebendraujam. Viskas. Tai yra empatija. Empatija, kad tiesiog suvokti žmogų, pamatyti jo akimis, pabandyti pamatyti jo akimis gyvenimą ir arba komunikuoti su juo, arba tiesiog atsisakyti. Ir tikrai parodyti savo tikrą veidą ne iš mandagumo, ne iš to noro būti geru, o tiesiog parodyti, kad taip man nėra malonu, jeigu tu nenori keisti bendravimo, tai viskas, ačiū, viso gero. Ir empatija tai nereiškia būti geru. Empatija tai nereiškia įtikti visiems. Empatija tiesiog suvokt ir tada matyti, ar tu nori bendrauti su to žmogum ar nenori. Bet pati empatija tai suvokt kito žmogaus gyvenimą, jo pasaulėžiūrą.